3 pagrindiniai baleto suknelių tipai. Šiandien kalbėsiu apie klasikinio paveldo sukneles, kurios įpareigoja atlikti tam tikrą variaciją su tam tikru kostiumu. Šiai dienai daugiausiai naudojame tokius pavadinimus. Pirmasis ir tikriausiai labiausiai atspindintis žmonių galvose baletą – tai suknelė tutu. Tai prancūzų kalbos žodis, reiškiantis tokią stovinčią suknelę. Rusų slenge galima dar aptikti žodį pačka, bet aš jo vengčiau vartoti. Tutu labiausiai atpažįstamas spektaklyje Gurbių ežeras. Antras suknelių tipas – romantiškas tutu arba dažniausiai mūsų kalboje vadinamas šopenkė. Tai tokia poilgė suknelė, būna kartais žemiau kelių, kartais truputį aukščiau kelių. Dažniausiai šias sukneles galime atpažinti iš tokių spektaklių kaip Silfidė arba Žizelė. Dar vienas suknelių tipas – tunika. Rečiau naudojama klasikiniuose baletuose, bet tikrai šiuolaikiniame balete jos aptikti galima labai daug. Tunika tai dažniausiai labai lengva, krentančios medžiagos suknelė, dažniausiai iš šifono. Gali jinai būti ir trumpesnė, gali būti ir ilgesnė. Pavyzdžiui, spektaklyje Muriukas šokama su labai trumpa tunikėlė, bet tai būna ir ilgesnių variantų. Žinoma, visos šitos suknelės turi dar ir savo kitų niuansų, kada romantinis baletas ir šokama kaip kaimo mergaitė, o kada kaip princesė. O kokia suknelė, koks baleto kostiumas tau labiausiai patinka?